Sveiki, mėlyje žiūrovai. Praeitame blogė pamiršau įkelti savo pusbrolių pasivaikščiojimą. Ir kad ir kaip jis jums pasirodytų, žinokit, kad jis žiauriai kietas. Taigi štai ir jis. Nežinau, gal šitą senikę pridėsim prie Luko vlogo, bet va, aš einu upę iki užtvankos, tokios vadinamos. Iš tikrųjų, biškį bijau išmest čia telefoną, nes jisai, čia, taip sakant, žinot, nuskęsti tenai su gestu. Nu, bet vis tiek kažkaip fainiai upę pavaikščiot, žinot. Man tai asmeniškai patinka visas tas vaizdelis. Eini, va, upė teka, medžiai nuvirtę. Čia, taip sakant, jau taip galim pavadinti baliaus 3 diena. Visi jau 2 naktis nakvojo, pasibaliavojo, visi prisigėrė, mes čia negėrėm, su Luku negėrėm. Va, ranką ant širdelės dedu, negėriau. Lukas irgi tikriausiai tą patį gali padaryti. Nors kas jį žino, pasislėpęs kur nors kampe galbūt gėrį, bet negėrė, kuris gers. O čia va, keblumų man iškilo, upė pagilėjo, negaliu eiti. Tenka eiti pakraščiu. Ir manau, kad telefono nenuskandinsiu. Buvau truputį nutraukęs, čia va kliūčių buvo. Mano kliūtys ypatingo sunkios. Ir atsiprašau už keiksmažodžius, bet kroksą pamiršiu. Tikiuosi nemirsiu. Arba dar blogiau telefono nenuskandinsiu. O, kaip einu. Tu savoji tiesiog. Ava. Čia. Varlė. Tikriausiai nuodingus. Eina šiaip gelgelė. Visai čia įdomiai, žinot. Ir kas keisčiausia, vat gamtoj radau šlangą. Tuščia ta šlanga. Iš kur galit pasakyti, man gamtoj yra šlangų? Jos atsiranda tikriausiai, kai nuteikia visokias kanalizacijas. Reiškia, kad čia nėra švaru. Nėra čia nei viešbučio, nei valties, kokios su valtim paraplaukčiau, bet užtvanką matot, nes iš kitos pusės galiu tik su valtim atplaukti. Čia va einu prieš srovės tekėjimo kryptį. Pati upė, tai matot, teka į mane va tenai. Ir tai man sudaro problematišką imą, bet aš tai vyras, aš tai einu. Ir štai aš, pavyzdžiui, kažką radau. Ogi radau bonkės kamštelį. Reiškia, šitoj upėj kažkas gėrė. Gėrė ir nesidalino su kitais. Nes kamštelį išmetė. O draugiški žmonės būtų kamštelį davę tiem, kurie jos kolekcionuoja. Reiškia, gėrė nedraugiški žmonės ir nesidalino. Gėrė vieni, prisigėrė ir blemba tikriausiai ir pridarė dar čia kokių izdivonų. Va, žvyčių plaukia, gal matot. Visur, čia jo. Žvytas pilna, čia gamtos įvairovė, tai milžiniška. O iš tikrųjų galiu pasakyti, kad čia buvo geležinkelis prieš 100 metų, dar prie Smetonos. Va prie Smetonos ir aš sakau, kad buvo geriau. Nu bet nieks manęs neklauso, nužudė tą Smetoną, ar jis pats ten mirė, nu bala žino. Ir dabar liko tik tai griuvėsiai. Va ką Rusas padarė su Lietuva. Iš tiltų padarė griuvėsius. Iš žmonių padarė ubagus. Blemba. Ot jaunimas šiais laikais. Sodyba. Galbūt tų girtų žmonių, kurie ten gėrės kabonkė. Na ir... Kad čia, žinot, sunkus reikalas. Blemba kaip slysta, o čia gilu. Eina šiuk. Padėkit molinės trinkelės slysta. Jo. Va, asmenys man padės. Man atrodo, žengsiu žingsnį šoną ir niurka bus man ir nebebus Domanto. Tik kelt koją. Va, kelių dėjau koją. Nu, pažiūrim šitą rėvą. Matot? Čia vadinamas liežuvis. Ir va, ten turi plaukti pro ten ir ten išplaukti. Atrodo, aš dabar prieisiu prie malūno. Nu nieko, ir malūnas.
užtvanką, dar kitą kartą nufilmuosiu. Kaip man tas čia vyks. Nu. Visas šitas reikalas iš tikrųjų yra tikrai nuostabus. Filmuosiu save iš galo. Maždaug, kad matytumėt ir priekį. Arba ne, tai žiūrėkit, aš galiu praeiti laisvai prie tos užtvankos. Žiūrėkit, išsišakojimas. Tenai galim eit, arba į tenai galim. Aš renkuosi tenai. Ten bus užtvanka. Patikėkit, manim bus. Čia biški pagilėjimai, bet keliauninko Domanto niekas nestabdys. Žiūrėkit, tai kriokliukas tenai. Telefonas mano gal ne taip jau puikiai filmuoja, bet suprasti, kas čia yra galima. Ir štai tenai jau matome savus žmonės. Edita! Mama! Aš prieisiu ir nustebinsiu jas. O gal tenai nuogos mergos, ką, aš žinau. Martina, užsidėk liemenuką! Gerai, jinai su liemenuku. Perėjau visą šitą ilgą kelią. Jį perėjau ir aš didžiuojuosi savimi. Kaip vyras gali savimi didžiuotis. Štai, užtvanka. Karti va mano pamatas. Karti geras va. Karti. Ir karti. Nu va, nusipurtė visi pamatė. Tai ką, einam arčiau užtvanko. Štai aš turėjau savo kelionės tikslą. Užtvanką. Na? Tai. Čiuk. Iki.